Tai nesąžininga. Tai neteisinga. To negali taip nutikti. Tomas matė, kad jo naujas draugas, kuris kadaise buvo geležinkelių meistras, dabar buvo senas, vienišas ir išsigandęs. Taigi Tomas apsisprendė. Aš pasirūpinsiu tavimi, Hiro. Nieko nesakysiu viršininkui, kol tavęs nesuremontuosime. Su manimi tu būsi saugus. Esu tikras, galėsiu rasti detalių ir tave sutaisyti. Pažadu, tu vėl tapsi naudingu garvežiu. Tu vėl tapsi geležinkelių meistru. Hiro plačiai nusišypsojo. Šitaip jis šypsojosi labai seniai. Ačiū, Tomai. Ačiū, kad manimi pasirūpinsi. Tomas išdidžiai pūkštelėjo. Vėliau tą rytą Tomas atvažiavo į Sodoro dirbtuves. Jam reikėjo suremontuoti stabdžius. Tomui patiko dirbtuvės. Čia virė darbas, sklido įvairūs garsai. Visi buvo malonūs ir draugiški. Ten buvo ir Viktoras. Tomui patiko Viktoras. Tomai, bičiuliai, ką tu veikiai tokioj tolybėje su tokiu sunkiu kroviniu? Gal išprotėjai? Kai kitą kartą Spenceris paprašys padaryti ką nors kvailą, padaryk man paslaugą. Pasakyk jam ne. Gerai, Viktorai. Tomas beveik pamiršo apie lenktynės su Spenceriu. Jo katilas smagiai kunkuliavo dėl susižavėjimo Hiro. Jis norėjo papasakoti Viktorui, bet žinojo, kad negali. Gali nugirsti kiti garvežiai, o tuomet pasakyti viršininkui. Štai kur tu, Tomai, kaip matau sugedai. Turbūt 7 platformos tau buvo pernelyg sunkios. Labas rytas, Spenceri. Puikiai padirbėjai. Spenceris nustebo. Jis nesitikėjo, kad Tomas bus linksmai nusiteikęs. Ką tu pasakei? Pasakiau labas rytas ir gerai padirbėjai. Aš... Ar neturi darbų, Spenceri? Nejau ketini stovėti čia ir plepėti. Užimi pernelyg daug bėgių. Spenceris buvo sukrėstas. Su manimi šitaip niekas nekalbės. Ir Spenceris pašaipiai išriedėjo. Jis tik pasipūtęs blizgantis garo katilas. Tomas juokėsi, jam patiko Viktoras. Kągi, bičiuli, tu suremontuotas. Prašau laikytis atokiau nuo pono sidabrinio garo. Viršininkui reikia tavęs tavo atšakoje. Ačiū, Viktorai. Atsiprašau, bose. Kevinai, ką tu darai? Kiek kartų turėsiu tau kartoti? Nenumesk, o nuleisk daiktus. Lėtai, labai lėtai ir švelniai. Taip, bose. Atsiprašau, bose. Aš stengiausi, bose. Tiesiog nuslydau nuo kablio. Už Kevino Tomas pamatė šitą įdomaus. Vagonėlį su jame gulinčių senų stūmoklio cilindrų. Šitas puikiai tiktų Hiro. Įdomu, ar Viktoras leistų jį paimti? Tomas susijaudinęs išpuškavo. Ta popietė Tomas darbavosi savo atšakoje. Jis norėjo pabaigti darbus kaip galima greičiau. Papasakok viską apie varžybas, Tomai. Atleisk, Persi, negaliu sustoti, turiu labai daug darbo. Viską papasakosiu tau vėliau. Persis nusivylė. Tuomet iki, Tomai. Vėliau Tomas nuvažiavo atgal į Sodoro dirbtuves. Jis nudžiugo pamatęs, kad aplinkui ramu. Ką ketinate daryti su tuo senu cilindru, Viktorai? Su ta krūva metalo laužo. Jis tik vietą užima. Ar galiu jį išgabenti vietoj tavęs? O ar nesi užsiėmęs, bičiuli? Ne, galiu tai padaryti. Ar reikia kablio? Ne, ačiū, Kevinai. Taigi Tomui prikabino platformą ir jis patenkintas nupuškavo link bėgių, vedančių pas Hiro.